Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mėly broliai seserys, švenčiausios trejybės šventė gan vėlai buvo įvesta į liturginių metų kalendorių. Ir ši šventė kviečia mus mąstyti iš tikrųjų apie Dievo paveikslą. Koks yra Dievas? Daugelis šiandien žmonių pasakys, kad tiki Dievą. Tačiau jeigu mes paklausime, kokį jie tiki Dievą, jeigu mes paprašysime papasakoti apie savo Dievą, išgirsime labai įvairiausių atsakymų, o gal net ir sutrikimo. Gal žmogus ir nežinos, kaipgi čia dabar papasakoti apie Dievą, kuriuo jis tiki. Dievas yra vienas, tačiau Dievo paveikslą, kurį turime mes žmonės galvoje ir kurį mes garbiname, skirtingų žmonių yra labai skirtingi tie dievai. Ir tai atsiliepia iš tikrųjų mūsų elgsenai, mūsų gyvenimo stiliui. Kokio Dievo paveikslą tu turi, taip tu ir gyveni. Jeigu mano Dievas yra tas, kuris dominuoja virš visų kitų, na tai ir aš norėsiu dominuoti, valdyti. Aš norėsiu būti panašus į jį. Jeigu mano Dievas yra griežtas teisėjas, kuris už blogus darbus baudžia, o už padarytus gerus duoda premiją, tai ir aš lygiai taip pat elgsiuos. Teisiu tuos, kurie blogai elgiasi, o kurie daro kažką gero, pagirsiu. Jeigu mano Dievas kovoja prieš kitus, tai aš būsiu linkęs kariauti. Mes turime tokių pavyzdžių, apie kuriuos aš čia išvardinau iš šiandienos. Yra tie, kurie prisidengia Dievo vardu, vaikšto iškėlę nosis aukščiau dangaus ir įsivaizduoja, kad yra viso pasaulio didžiūnai. Mes turime tokių, kurie sako, jog yra labai jau tikintis iki kaulų smegenų, bet žvangina ginklais, žudo kitus, prisidengia Dievo vardu. Matome, kaip skiriasi žmonių elgsena.
Ir tai priklauso nuo to, kokio Dievo paveikslą jie turi savo galvoje, nes modeliuoja taip savo gyvenimą. Šį sekmadienį Evangelija mus kviečia mąstyti ne apie mūsų sukurtą Dievo paveikslą, kurį mes turime savo galvoje, savo įsivaizdavime, bet apie tikrą Dievo paveikslą, koks iš tikrųjų Dievas yra. Ir šitą tikro Dievo paveikslą mums pristato Jėzus Kristus. Nors atrodo, kad šios dienos Evangelijos ištrauka tokia gal buvo truputėlį mums keistai girdėti, nes nematome konteksto. Iš tikrųjų, kontekstas tai yra vieną naktį ateina toks fariziejus, rašto žinovas, Nikodemas pas Jėzų ir jis nori išsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Žmogus apsiskaitęs, išsilavinęs, religingas, be galo gyvenantis, tokį dorovingą, teisingą gyvenimą. Ir po to, kai Jėzus iš šventyklos išvarė prekiautojus, jis kažkaip galvoja, kažkoks tais, yra kitoks negu mes visi kiti. Ir jis nori sužinoti, ką Jėzus galvoja. Ir būtent čia vyksta iš tikrųjų tą mes labai trumpą Evangelijos ištrauką, kurią girdėjom, tai yra Jėzaus pokalbis su Nikodemu. Tačiau, jeigu jūs skaitysite Šventąjį raštą, matysite, kad tas Nikodemas kaip atsiranda kažkaip netikėtai, naktį tarsi atsiranda ir jis paskui kažkur išnyksta. Lyg visai jo čia ir nebūtų buvę. Todėl šitas pokalbis iš tikrųjų Jėzaus pokalbis vyksta ne su Nikodemu, bet su mumis, su kiekvienu iš mūsų. Evangelija prasideda žodžiais: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Štai pirmas Dievo paveikslas. Dievas myli. Dievas taip pamilo pasaulį. Reiškia, mūsų Dievas yra tas, kuris myli. Ir čia yra pavartotas autoriaus graikų kalbos žodis agapan. Tai ne eros, ne fileo, yra labai daug meilės tų rūšių. Ir čia pavartota meilė yra nesuinteresuota, kada tu myli, nesitikėdamas ką nors gauti. Štai koks yra mūsų Dievo paveikslas. Mūsų Dievas myli mus ne todėl, kad esame geri, todėl, kad jis negali nemylėti. Jis nemoka nemylėti. Ir nesvarbu, ką tu darai, kaip tu elgiesi, ar tu esi jam ištikimas ar ne, jis vis tiek tave myli. Šitas veiksmažodis pirmą kartą yra pavartotas Jono Evangelijoje, būtent šioje vietoje. Ir jis bus dar pakartotas 35 kartus. Dievas myli nesuinteresuotą meilę, nesavanaudišką meilę. Ši meilė yra absoliuti dovana. Ji gimsta Dievo viduje, kaip troškimas daryti gerą ir tik tai gerą. Net dovanoti savo gyvybę, kad tik kitas būtų laimingas. Štai kokia tai yra meilė, Dievo meilė, mūsų Dievo meilė, agapan.
Dievas dovanoja savo šitą meilę pasauliui. Žodis pasaulis, apie kurį mes čia sutinkame, aišku, šitas žodis šiai Biblijoje turi labai įvairias reikšmes, bet būtent mūsų kontekste, mūsų tekste jis reiškia visą žmoniją. Žmonija, kuri yra paženklinta nuodėmės. Dievas dovanoja savo meilę. Taigi Dievas pamilo šitą žmoniją. Žmonija, kuri yra paženklinta nuodėmės. Tam pasauliui Dievas dovanoja tai, ką turi brangiausio. Viengimį savo sūnų. Šios dovanos tikslas yra dovanoti žmonėms amžinąjį gyvenimą. Ne biologinį, kurį gavome iš savo gimdytojų ir kurį turi kiti gyvūnai, turi augalai. Ne, jis kalba apie amžinąjį gyvenimą, nesugriaunamą gyvenimą. Tokį gyvenimą, kurį turi tik tai Dievas. Amžinasis gyvenimas nereiškia, kad jis ilgai trunka, bet kad jis yra nesugriaunamas. Biologinis gyvenimas gali trukti ilgai, bet jis yra sugriaunamas. Mirtis jį sugriauna, nesvarbu, kiek tu gyvensi. 60, 80, 100 metų. Mirtis sugriaus šitą gyvenimą biologinį. O Dievas mums dovanoja gyvenimą, kuris yra nesugriaunamas. Kadangi Dievo dovanotas gyvenimas nėra sugriaunamas, jis nebus nutrauktas. Taigi amžinasis gyvenimas nėra mums dovanojamas tada, kai baigėsi biologinis gyvenimas. Dievas dovanoja mums savo gyvenimą tuo met, kai mes leidžiamės būti panardinti viengimio jo sūnaus, Jėzaus Kristaus gyvenime. Štai kodėl Jėzus sako, kas tiki mane, nemirs. Priimti dievišką Jėzaus gyvenimą reiškia tikėti viengimį sūnų. Štai mūsų Dievo paveikslas. Jis yra tas, kuris myli ir kuris dovanoja mums dykai. Ne todėl, kad esam geri, ne todėl, kad tikisi ką nors iš mūsų gauti. Ne, jis myli ir duoda mums dykai tą savo gyvenimą. Visi kiti jo paveikslai, kuriuos mes esame sugalvoję, turime ištrinti iš savo smegenų, nes tai yra klaidingo Dievo paveikslas, iškreiptas Dievo atvaizdas, subjaurotas mūsų netubulos mąstysenos. Jis yra pagoniškas paveikslas. Tikrą Dievo paveikslą mums parodo Jėzus Kristus, viengimis jo sūnus. Evangelijoje toliau paaiškinama, kodėl Jėzus dangiško tėvo buvo pakviestas į šitą pasaulį. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kodėl Dievas pakvietė savo viengimį sūnų į pasaulį? Kai semitų kultūroje kalbama apie sūnų, turima omenyje ne kad jis gimė iš, bet kad yra panašus į. Tėvas atpažįsta sūnuje vertybės, kurios jam yra svarbios. Jis nesprendžia pagal išvaizdą, bet pagal vertybės, kurias
tas sūnus išpažįsta. Tėvas atpažįsta sūnuje būtent save. Kai sakoma, kad pakvietė į pasaulį viengimį sūnų, reiškia, kad jis nori pasauliui parodyti, koks iš tikrųjų jis yra. Per sūnų jisai parodo autentišką savo veidą. Tėvas apsireiškia pasauliui per sūnų, per sūnaus tobulą meilę. Štai kodėl sakoma, kad siuntė sūnų ne pasmerkti, bet išgelbėti. Dievas trokšta šį netobulą pasaulį išgelbėti, o ne pasmerkti. Dievas smerkia blogį. Dievas smerkia nuodėmę. Nes blogis griauna dievišką gyvenimą žmoguje. Bet Dievas niekada nesmerkia blogai besielgiantį žmogų. Štai koks yra skirtumas tarp mūsų. Mes suplakame visada elgseną su žmogumi. Dievas smerkia blogį, bet nesmerkia blogai besielgiančio žmogaus. Dievas nėra teisėjas, kuris nuteisia žmoniją. Jis myli, nes tik meilė kuria gyvenimą. Iš meilės gimsta gyvenimas. Bet ką reiškia, Dievas trokšta išgelbėti pasaulį? Jėzus, Jošua. Šitas žodis yra kildinamas iš hebrajų kalbos žodžio ješa. Tai yra, jis yra tas, kuris išgelbėja. Biblijoje šitas žodis reiškia apginti, išlaisvinti iš viso, kas trukdo gyventi. Žydai gyvendami Egipto nelaisvėje turėjo ir neblogus darbus, turėjo mėsos, buvo sotus, turėjo svogūnų, bet nebuvo laisvi. Todėl negalėjo gyventi ir todėl Dievas juos išgelbėjo. Štai kodėl Dievas gelbė išrinktą tautą iš Egipto vergovės. Ne todėl, kad jiems ten trūko materialių dalykų, jiems trūko laisvės. Kai išrinktoji tauta buvo ištremta į Babilonijos vergovę, Dievas taip pat juos išlaisvino. Biblinis žodis išgelbėti reiškia išlaisvinimą. Išlaisvinimą iš bet kokios vergovės formos. Viengimis sūnus ir atėjo į pasaulį būtent tokiam išgelbėjimui. Išgelbėti mus iš bet kokios vergovės formos. Vergovė, iš kurios Jėzus mus išlaisvina, labai turi įvairias formas. Jos mums trukdo gyventi kaip Dievo vaikui. Tai yra mylėti taip, kaip myli Dievas. Kokios yra tos vergovės formos? Pavyzdžiui, vergovė pinigams, kai trokštame juos nuolat kaupti. Egoizmo vergovė, kai galvojame tik apie save, kai darome tik tai, kas mums patinka. Mes tai vadiname laisvę, o iš tikro tai vergavimas instinktams.
Jėzus atėjo išgelbėti mus iš tos vergovės, ne kai pabaigsime šį gyvenimą ir būsime atlikę rimtą atgailą prieš patekdami į rojų. Jis nori dabar mus išgelbėti. Nes jeigu mes neleisime jam mūsų išgelbėti iš visų tų demonų, mes nužmogėsime. Mes negyvensime kaip žmonės. Šių žodžių šviesoje išryškėja pasmerkimo ir nuteisinimo reikšmė, apie kurią kalba tolimesnės Evangelijos eilutės. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Jėzus sako, turėk omenyje, jeigu nepriimsi tikro žmogaus gyvenimą, kurį aš tau siūlau, tu pasmerksi save gyvenimui, kuris nėra žmogiškas gyvenimas. Atkreipkime dėmesį, Jėzus nesako, kad vėliau po mirties būsi pasmerktas. Ne, jis sako, šiandien pasmerktas būsi, jeigu nepriimsi Jėzaus pasiūlymų. Jokio pasmerkimo iš Dievo pusės. Kas priima jo siūlomą gyvenimą, priima gyvenimo pilnatvę. Ta gyvenimą, kurį dovanoja mums dangiškasis tėvas per savo viengimį sūnų Jėzų Kristų. Kas atmeta tokį gyvenimą? Atmeta gyvenimo pilnatvę. Ir eina prieš save. Nes kiekvienas žmogus savo širdies gelmėje trokšta gyventi dievišką gyvenimą. Ar jūs neturite to troškimo būti amžinai laimingi? Nesusimąstėt, iš kur šitas troškimas? Bet mes gyvendami matome, jog žmogus čia vieną dieną yra laimingas, kitą kenčia. Bet mumise yra tas troškimas būti amžinai laimingu. Štai tai yra mūsų originalas, tai yra ta mūsų žmogiška dalis, kur yra sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Mes norime gyventi kaip Dievo vaikai, turėti tą patį gyvenimą, kurį turi mūsų dangiškasis tėvas. Bet yra dalykų, kurie trukdo mums gyventi. Ir Jėzus siūlo mums tą gyvenimą, bet mes galime jo atsisakyti. Ir Dievas už tai mūsų nebaus. Mes tiesiog patys save atribojame nuo to pilnutinio gyvenimo. O tada dejojame ir skundžiamės, kaip viskas blogai, kaip nesiseka, kaip visa kita. Štai koks yra Dievo paveikslas. Dievo paveikslas, kurį mes tikime. Mūsų Dievas yra geras ir tik tai geras, nes mūsų Dievas yra absoliuti meilė. Jame nėra nei krislelio savanaudiškumo. Tas Dievas yra mūsų tėvas. Jame atsiskleidžia tikroji tėvystė. Mūsų Dievas yra viengimis sūnus, kuris viskuo yra panašus į tėvą ir kuris per šventąją dvasią
dalinasi su mumis tuo dievišku gyvenimu. Gyvenimu, kurio neįstengia sugriauti biologiniai procesai. Išpažinkime savo tikėjimą.